visiems, su jumis vėl aš Laura ir šiandien Helovyno naktis prieš vakarėlį. Kiek jau laiko, kada aš atsikėliau. Reikia kuo greičiau budinti sesę, kad jinai nepramiegotų. Sesė, kelkis. Sesute. Sesė, kelkis. Kas nutiko? Mes turim pasiruošti Helovyno vakarėlį. Juk ateis žmonės, mes turėsim linksmintis. Tiksliai, aš dar nieko neturiu. Kuo greičiau bėgam apsipirkti. Pirmam reikalui siūlyčiau nuvažiuoti drabužių. Puikia mintis. Sesė, mes jau atvažiavom drabužių rinkės. Žiūrėk, čia ir labai daugas. Yra visokių suknelių. Palauk, sesė, tu pažiūrėk šitą suknelę. Aš eisiu ją pasimatuoti. Sesė, gal tu kažką savo pasižiūrėk? Taip, gal gali mano viršus nukelti? Ką tau nukel, sesė? Šitą nukelti? Ne! Šitą? Taip. Aš labai noriu šitą. Gerai, sesė, bėgam persirengti. Aš pirma. Gerai, sesute, eik. Va, sesė, kaip aš to? Puikiai, dabar aš. Vau, tau taip gražiai atrodo, sesė, pirk. Tikrai gražiai atrodo, ne? Aš labai noriu šitos suknelės, jinai man taip patinka, bet jinai labai brangiai kainuoja. O kiek? 55 eurus. Bet tau jinai verta, tu pažiūrėk, kaip jinai gražiai atrodo. Na gerai, paimsi. Tai tau šitas tinka, ar ne? Gerai, sesė, lekiam namo. Bet palauk, mes dar ne viską turim. O ko dar? Reik pasiruošti vakarėlį. Reik nupirkti visokių papuošimų. Tiksliai, bėgam kuo greičiau papuošimų pirkt. Sveiki, jums reikia maišelio? Ne, nereikia. Oi, tiksliau reikia. Jūs nemato, kad pas mus daug rūbų yra. Nu, nežinau, man čia panašu, kad nedaug. Va, prašau, visą gerą, daugiau pas mus čia neateikit. Va, sesė, atvažiavom, imk numeriuką. Pas mane 3 bus, o pas tai 4. Nu, laikyk abudu. Oi, sesė, atsargiai. Labą dieną, pas mus 4 ir 3. Bum. Geras kelionės. Ačiū. O kodėl jis sakė geras kelionės? Nežinau. Tik pažiūrėk, kiek čia daug helovyninių dalykėlių. Mes galėsim viską čia nusipirkti. O mums tikrai visko reikia? Taip. Na gerai, perkam. Šitas. Šikšnosparnis, sesė, palauk. Aš bijau biškutį. Sesė, kaip viską pridirbė. Все, einam į kasą. Reikia tik visus padaryti į dovanėlės, kad būtų lengviau nešioti, nes paskui tiek daug nešiosim ir ilgai. O sesė, gal mums dar reikėtų šiaip į kirpyklą važiuoti, nes tu pažiūrėkime mūsų šukuosenos, visiškai ne helovyniškos. Teisingai, sesė, taip ir padarysim. Lekiam! Labą dieną, mes atvykom pasidaryti plaukučių. Taip gerai, galit eiti ir dabar darytis. Puiku! Sesė, va čia gali padėti daiktus. Dėdė palaikys. Ateik. Einam daryti šukuosenos spalvų. Tu gal nori iš viso pasikeisti šukuoseną? Taip, žiūrėk. Man šitą gal labai tiktų. Sesė, tau jinai visai netinka. Duok aš tau išrinksiu šukuoseną. Pabandyk šitą. Man patinka. Gerai. Labai atrodo raganiškai. Gražiai raganiškai. O dabar aš. Nu, pažiūrim, kaip atrodys. Bet nemanau, kad gražiai. Nu, gal.
Ne, sesė, man daugiau plaukų nepatinka. Šiaip šita spalva visai nieko. Ne, sesė, turbūt, kad aš jau pasiliksiu šitą šukuoseną, nes kitos visos yra negražios. Einam darytis. Kokią tu nori spalvą? Gal kokią mėlyną? Vau, gal baltą. Baltą šiaip gražiai man atrodo, aš manau. O gal iš viso pabandom rožinę? Aš baltą norėčiau pabandyti dar. Ne, tau rožinė netinka, sesė. Aš žinau, kurį tiks. Man patinka. Gerai, o aš čia irgi pabandysiu baltą. Fiu. Nu, nežinau. Irgi ant klausituko. O vat raudona visai nieko. Juoda man labiausiai šį patiko, bet aš manau, kad reikėtų kitos šukuosenos. Tarkim, va tokios. Kaip gerai atrodo. Pabandysiu gal raudoną. Ne, vis tiek juoda labiau man prie širdies. Tai vat. Imsiu aš tikrai juodą. Visada juoda bando nuo manęs pabėgti. Na gerai, sesė, einam galiau. Tyliai paimam prekes ir šūtinam, kol mums nereikėjo nieko sumokėti. Ei, palauk, tu sumokėt. Ta. Sesė, jau netgi naktis tapo, reik kuo greičiau paskubėti viską padaryti. Taigi, žiūrim, ką mes čia pripirkom. Kodėl nesidaro? Mums reikia kuo greičiau čia viską papuošti. Sesė, manau, šitas galim padėti ant palangės. O kas čia? Čia kristalas? Kam to kristalas, sesė? Nu, aš nežinau, bet čia tikrai nelabai halniškai. Gerai. Bėgam o ką mums toliau paruošti? Aš žinau. Tik dabar liko patiems apsirengti. Bet tu pažiūrėk, kai mes net nesuprantam, kaip ir renkamės. Aš juodais ranko ir juoda suknia. Tai mėlynais rankai ir mėlyna. Sesė, tu girdėjai? Taip, juk jie dar neturėjo ateiti. Sesė, aš bijau. Slėpkimės kuo greičiau. Čia paslėpsim. Arba ne, į vonę bėgam, į vonę. Sesė. Kas namie? Aš bijau. O kas nutiko toliau su šitais personažais, jūs pamatysit antroje serijoje.